Randamės prie Kauno tvirtovės dešinio Nemuno kranto centrinio tvirtinimo reduto. Sakysi, čia tas įtvirtinimas. Ne, čia kažkokie darbai, tipo magistralės vyksta, bet nieko nesimato. Kodėl Nemuno dešinios pusės, kadangi toje pusė Nemunas. O čia va, štai čia yra tas redutas. O kitas klausimas, sakysi, to kas tas redutas yra? Redutas yra uždaro kontroj tvirtinimas. Gausiai gruntinis, padaryti kalnai visokie ir sako pylimai ir grioviai su vandeniu, kad ten galėtų priešas praeiti, apgint galėtų viską. Jo dydis būdavo nuo įgulos dydžio priklausydavo ir visą apsukdavo išorinis griovys. Aišku, čia daug metų praėję, apleista buvo, paskaičiau informacijos, kad aptvarkyta buvo. Kažkada esu nuo ekskursijoje ėjęs esu. Nusprendžiau, kaip tik nustojo lyti. Visą rytą pliaupė kaip iš kibiro. Lietus, dabar nustojo. Nu, reikia pakeliauti, geras oras. Ir jums parodyti. Ką trauksim čia, du keliai. Vienas tiesiai, kitas čia. Bandom šito dabar. Kairę, kaip sakoma. Pienės nužydėjusios. Čia jame dar daug vokiečių belaisvių buvo nužudytų, kalintų šitoj teritorijoje. Ar taip pat, sakoma, kalbos ir 4 komunarai sušaudyti čia buvo. O aš kiek atsimenu, dabar daugiabučiai, anksčiau tai nebuvo nieko, čia tokie kaip du prūdai tokie buvo. Eidavo visi, žinoma, karosiuko ant džipso gaudyti amniais laikais. Ir čia, matau, tą kelią galima praeiti prie Varlyno. O, kaip man. O, štai koks. Žmonės pasidarė. O, griovys. Daug susikailoja. Maudytis pasidarė viską. Aš nelabai tų pėdelį atsimenu, žinau, ką mano. Patėsi dėdukas su tėvuku eidavo žvejota, aš dar buvau špingalėtas. Tai, labai ką, bet parvažiuojant, žinau, kad būdavo, atsivesdavo mane. Na, dabar eisim sidairyti. Ar ten toliau praeisim yra ir ta Kauno tvirtovės šaudmenų sandėlis. Išlikęs viską, bet ten kažkokios dirbtuvės buvusios. Tai patekti neina. Nieko, tai nieko, pasivaikštysim čia. Grynas oras ir Varlynas šalia. O čia, kaip skaičiau, aptvarkyta buvo, nušienauta, bet kai žiauriai apžėlė viskas. Užrašas, dėmesio. Nu, pažiūrėsim, kas duoda dėmesio. Va taip, dėmesio, tvarkoma ir saugoma teritorija, šiukšlinti, maudytis, žvejoti draudžiama. Va ten, kai žmonės pasidarė. Anksčiau žvejodavo, niekas nedrausdavo. Čia ta kelias pradėjo. Ne, neįsiu tik žolės. Eisim šito, gal reikėjo man to vidurinį patraukti. To keliu, aš kaip nusprendžiau sukti kairę, tai dabar eina kairę pusę. Kai apžėlė, kokios žolės, kas čia. Kai skaičiu yra ir kaip kryžiai, kas ant atminimui žuvusiems, nužudytiems pastatyti. Gal prieisim geresnioje vietoje. Kur aš čia dabar patraukiau į tokio. Tokių kelių. Slidų purvina. Einu aš, noriu parodyti. Google Mapso, Prienų centrinė gatvė pagrindinė. Va štai kaip jis atrodo, matosi. Atrodo kaip fortas. Panašiai tokia teritorija viską, bet čia nieks nebuvo
statoma įtvirtinimams, kaip sakoma, apsigynimui. Viską, nu ką, ėjom pakrantę. Sodai buvo dabar, kur žmonės namus įsistatė, gyvena. Nu, šito kokį. Kairė išėjo. Čia į Baršausko pagrindinę gatvę. Va štai. Dar vienas redutas yra iš Kauno botanikos sode. Senai be buvo, gal reikės tenais nukeliauti viską. O mes ką? Grįžtam atgal. Ieškoti, kur žmonėm atminimų yra padaryta. Paukščiukai čiulba gražiai. O yra kitas takelis. Į viršuoiną. Ir paklausom paukščiukų čiulbėjimo. Užkilom. Žolės. Pylimai. Kažkas kaip tipo kryžiai, kad yra pastatyti. Net nieko. Į tą pusę. Ai, svapisim aplinkui. Va, matau jau. Prieisim. Čia kai viskas apžėlė. Visas įtvirtinimai. O, štai mes. O, dar viena. Griovys išlikęs irgi kūdra varlinykas vadinamas. Varlės kurkė tik tai. Kažkur tais netoli. Kažkur čia. Didelė žalia. Gal matysis, per kamerą nesimato, per telefoną prisitraukiau. Nuotrauka. Jungiam. Kur yra čia šviesa krenta? Didelė. O ne varlė, ten visas varliokas. Gerai, dabar einam. Varlyno. O čia nebetoli. Tikslas. Atėdamas, mačiau, kiek plūdžių plaukioja. Ai, kokių. Pažiūrėkit. Ten tik akliukai išlindę, kokiu norit. O. Ir į viršų, ir į apačią. Linksminimo vieta. Tai dumbla. Lindė kiek va. Žmonės. Ne po plavokų primetę. Gerai mes einam čia. O čia. Rūkymo vieta. Čia va štai atminimai. Čia aptvarkyta. Šiais paskaityti, kas čia parašyta. Kazys 1926 ant buvo kažkaip sukilimo valstiečių
streiko sukilimo dalyviai, kaip čia, Suvalkijos, jiems atminti. Per kamerą geriau matosi. Plika akim taip nelabai kaip. Tie daugiabučiai. Čia jau net nebuvo nei vieno, čia toliau. Stadionas didžiulis buvo dabar. Molas, prekybos centras. O čia įsisi vokiečių karo belaisviai. Tiksliai palaimų vieta nėra žinoma. Rinkti jos visus žuvusius karuose. Aišku, šiandien sezoninės kursai dėjom ten, kur dabar apaugė, ten buvo, kad ten iškasinėta, kaip pasakojo, kad rado ten jų kūnų. Tai aišku, čia bus daug jų čia visur. Buvo patys vokiečiai pradėję daryti kasinėjimus, tyrinėjimus, ieškoti. Va dabar vėl apleista. Pamanau. Ant viršaus užlipti iki tų berželių nueiti. Ir taip pamatosi, kad griovys vandens labai apsauginis buvo. O, čia takelis. Tik tai. Va čia kažkur tų šamšalynų, tų krūmuose buvo kasinėjimai vykdomi. Na, aišku, ten nušienauta atsivertų, kitas vaizdas. O dabar štai va toks. Dešinysis Nemuno kranto reduto įtvirtinimas. Aš galima būtų ten nueiti, bet ten nieko nebus. Apaugę, apžėlę. Jaunimas pasidaręs pasisupti. Tai kokie buvo. Man pasaulinių karui pasiruošti tvirtinimai pasislėpti nuo vokiečių. Einam gal dar, kaip sakiau, ten toj pusėje, ten toliau prie gatvės šaudmenų sandėlis yra. Bandom nueiti iki jo pasižiūrėti. O kaip tik arba tas takelis, arba tas tiesiai, tai šitą pusę vedė. Ir iš tų išeiti. O čia atstumas man paeiti nemažas. O čia netoli bus. Žiūrėkite, mano pusė Nemunas teka. O štai sodai. Jau su mašina pavažiuoti ten. Nėra kur pasistatyti. Einu prasivaikščioti. Nešalta, nelyja. Prieinam sankryžą. Mums tenais sukam. Čia uniformė. Čia va štai atlėkė greitukė. O mums dar tolumoje ten iki perėjos. Jeigu matosi iš čia, reikia dar paeiti. O jeigu praeiti, dabar tokie namai statyti, kur su sodai buvo. Tokie kotletai viską. Daugiabučiai. Ant tas sodmenų sandėlio buvusi, ten labai žiemą vaikam labai patinka. Kadangi kalnas ir čia žinia trobutėmis nuo jo. Žiūrėsim. Nebetolė, va matosi, tolumoj. Čia dar greito maisto užkandinė dabar pradėjo prekiauti. Anksčiau čia to nebūdavo. Spausdintuvės buvo, turbūt pabūti. Ir čia tvoras stovėdavo. Tai važiuot negalima ten viską. Mes eisim, pasižiūrėsime. Aplinkui apeisime.
Greito maisto užkandinė vadinasi įdomu pavadinimu. Bunkeris. Eisim. Visur uždaryta, gal užkentas spinai, tai eisim. O nors aplinkui jau kiemę pasižiūrėsim. Tavo Kauno tvirtovės šaudmenų sandėlį. Savo meniu. Manau, užkasti. O tai va šitas sandėlys. Jau čia žiemą vaikai čiuožinėja rogutėmis. Būna kaip sniego prisnigta. Dabar va štai. Tada veiksmas kažkoks vyko. Viskas dabar. Viskas liko apleista. Einam. Gal galima dar pažiūrėti. Čia nieko nematysim. Čia. Bet tas stovas dabar tas lūža. Taip. Nieko nesimato, nieko nėra. Aišku, čia nieks nešlinkė bus. Išlikę per daug laiko. Eina, va štai jau, šitos pusės. Bunkeris, vėliava jų. Kviečia žmonės pavalgyti. Aš čia parvažiuojant pro šalį galima pasižiūrėti, kokie meniu siūlo. Mums yra, kad čia galima pavalgyti, užvalgyti galima, o, karšti patiekalai jau. Tam įdomu. Kainos prieinamos. Viską. O kadangi dabar pavalgys iš namų, tai nenoriu. Sakau, ne to tikslo, nevalgyti dabar keliauju, einu. O, pakeliauti, va štai aplink apiem tą redutą. Va štai parako sandėlį. Ir užžiava greito maisto užkandinio. Kavinukė bunkerį.